Trumpai, tai mano vardas Mindaugas yra, aš vienas esu iš trenerių, ar ne, kuriam dirbam su vaikais, ar ne, iš SOS kaimo. Tai iš tikrųjų prasidėjus projektui, gal šiek tiek vaikai buvo ir pradžioje labai nedrąsūs, kažkaip kuklinosi, bet dabar yra realiai įsidrąsinę, viskas vyksta sklandžiai. Pamokoje elgesys yra tiesiog puikus. Turbūt apie pačius įgūdžius, tai kiekvienas sakyčiau, kad individualiai yra tikrai, kurie vaikai atvyksta su silpnesniais įgūdžiais, kurie atvyksta su stipresniais įgūdžiais. Stengiamės juos paskatinti, tobulėti, kad jie kuo geriau integruotųsi į visuomenę, padėti tobulėti jiems, ką tik pasibaigęs maudymosi sezonas, ar ne, suteikia didesnės galimybės ateičiai, artėjančiam naujam maudymosi sezonui, ar ne, kad jie saugiai galėtų elgtis vandenyje, neatsitiktų nelaimingi kažkokie atsitikimai, užtikrinamas būtų jų saugumas ir kuo daugiau pasitikėjimo. Vaikai, kiekvienas turbūt norėtų dar labiau atsiskleisti, ar ne, pagal galimybės, tai iš tikrųjų labai didelis ačiū, ar ne, LTO Aquatics bendruomeniai, ar ne, kurie suteikia šitą galimybę vaikams tobulėti, augti dar labiau ir turbūt stiprėti. Šiuo metu aš globoju 4 vaikus. Tai neturėčiau tiesiog galimybės iš tiesų be paramos ir be pagalbos 4 vaikus išleisti į baseiną. Ir man tai atrodo labai svarbu. Ir man labai dar patinka, kad šita programa yra ilgalaikė, kad tai nėra vieno mėnesio ar vieno karto atėjimas, apsidžiaugimas, tokių ugdymų, visų įgūdžių ilgalaikių. Tai aš tuo labai džiaugiuosi ir aš visada dėkinga už pagalbą ir paramą ir dėmesį.